Sveiki, mėlyje. Su Lina Kontautienė iš įmonės UAB Ligni Linėja. Mes esame degintos medienos gamybos ekspertai. O šiandieną noriu Jūs pakviesti draugės su manim apsilankyti klinikoje Centro odontologai. Noriu Jūs supažindinti su puikiais specialistais. Kodėl? Todėl, kad pati esu labai patenkinta jų rezultatais ir atėjau ne tik ačiū pasakyti, bet ir įteikti puokštę gėlių, kurią pagamino žiedų fėja Goda Gudaitytė. Sveiki, tai ką, kviečiu susipažinti su pirmąja specialiste, kuri prisidėjo prie mano tobulos šypsenos. Labas, Nida. Labas, Nida. Trumpai papasakokit apie būtent savo veiklą, kur specializuojatės ir ką atliekate klinikoje. Tai būtų vadinama terapiniu gydymu, karieso gydymas, paprastai sakant, skylučių tvarkymas, estetinis plombavimas, nudelimo atstatymai, sąkandžio kėlimas. Pagrindinis tikslas būtų, kad dantis atrodytų natūraliai, kad jie atrodytų taip, kad tarsi jie ten ir turėjo būti ir nebūtų kažkas tokio, kas žmonės iškart pastebėtų, kad čia kažkas ne taip. Kalbiname dar vieną pašnekovę, mano bendravardę Lina. Labadiena, Lina. Labadiena. Tai aš esu gydytoja odontologė ortopedė, tai reiškia žmonių kalba, tai protezuotoja. Tai visi protezavimo darbai, tiek kalbant apie didelius darbus ant implantų ar ant dantų, laminatės, užklotai, vainikėliai, visi restauraciniai darbai, kurie apima keramiką, tai jau yra mano sritis čia. Taip, ir kadangi jau prakalbam tokiom sudėtingom temom, kas yra jūsų dažnas ir geras pacientas, klientas? Aš tai žinokit, šiaip manau, kad visų pirma yra tas tarpusavio ryšys, raktas į sėkmę, dėl to, kad taip kaip aš nesuprantu apie mašinas, kai man aiškina, tai dažniausiai pacientai iki galo negali suprasti, kokia yra jų problema ir koks gydymas reikalingas. Tikrai. Tai kada tu jauti tą tokį betarpišką pasitikėjimą, tau yra daug lengviau dirbti, tu jauti tokias atrištas rankas. Tai manyčiau, kad pirmas dalykas tai yra tas pacientų pasitikėjimas tavimi, o tada jūs jau galite keliauti tą didelę kelionę. Super, tai kviečiu keliauti į kelionę tiem, kam reikia, kartu su Lina, Nida ir Centro odontologų komanda. Aš dedu ček pliusiuką, kad pasitikėt galima ir kviečiu susipažinti. Dar pavyko pakalbinti ir pasisodinti šalia Laurą, kuri ir yra šitos klinikos įkūrėja. Labas, Laura. Labas, Lina. Visiems smalsu ir ne tik man. Kodėl klinika? Kodėl jinai atsirado? Taip. Baigiau mokslas ir tokia iš idėjos galvoju, kaip čia padaryti taip, kad viskas būtų vienai vietoje, visa pagalba žmogui būtų vienai vietoje. Pačios yra specialybė. Aš pati esu gydytoja ortodontė, pradėjau, kai baigiau mokslus, tai pradėjau nuo bendrosios odontologijos, o po to kelią pasirinkau į dantų tiesinimą. Tai gydau ir vaikus, ir suaugusius, ir tiesinu dantis, ir visais galimais aparatais, kokiu tik yra. Jeigu norit tikrai gerą specialistą, tai kviečiu susipažinti su Laura, nes mano patirtis rodo, kad net iš pačios sudėtingiausios situacijos galima rasti išeitį ir sprendimą. Ir kodėl aš pasirinkau šitą kliniką, būtent aš, todėl, kad atėjus į ją, jaučiausi kaip namie ir gavau visus atsakymus be spaudimo, kad elgtis vienaip arba kitaip. Dėl ko labai noriu užduoti klausimą, kokiam vertybėm yra pagrįsta šitos klinikos veikla? Na, kaip ir sakau, kai pradėjom, tai man svarbiausia būdavo, kad žmogus, kuris ateina, kad jie išgirsti vienas kitą yra reikalų. Taip, tikrai taip. Ir pagrindinė vertybė yra pacientas, žmogiškumas ir gydom pacientą žmogų taip, kaip gydyčiau save. Todėl tų pasirinkimų būna visokiausių ir ne viskas, kas knygoje parašyta, yra tinkamiausia tam žmogui. Tai kalbamės, išsiaiškinam poreikius, žiūrim, kaip galim padėti ir mūsų darbas yra profesionaliai daug žinoti ir išrinkti tinkamiausią variantą tau ar kitam žmogui. Taip, ir kai variantas tinkamai parinktas, tuomet rezultatas yra tikrai labai puikus.
Ką? Ačiū, Laura, kad pasidalinai. Ačiū, kad pas tave dirba, ar su tavimi dirba puikus kolektyvas, su kuriuo bendraudama jaučiuosi lygiai taip pat šiltai priimta kaip ir su tavimi. Ir visiems, kurie nori atsidurti gerose rankose arba rasti tikrai gerus sprendimus, labai kviečiam apsilankyti klinikoje. Kokioje? UAB centro odontologija. Juozapavičiaus prospektas 112. 112. Ir neišsigaskite, kad čia bus didelės eilės, nes verta palaukti. Ačiū tau, Lina. Ačiū tau. Iki malonaus.